Tai čia dabar yra tas sprendimas, kur architektas pasakojo, kaip čia jie norėjo, kad nebūtų išlindę, bet ir fasadas ventiliuojamas ir reikia ir ventiliaciją įrengti, ir kad nebūtų iškišta ir taip toliau. Tai va čia yra ventiliacija jau įrengta, lentelės nusipjaus, čia dar ne visos nupjautos lygiai su langų viršum ir čia dar tokia palangėlė pasidarys apsauga lentelėm, kad negautų vandens. Tai ir, žodžiu, bus ventiliuojama ir atrodys gražiai ir išpildyta bus architektūrinė vizija. Bet jaučiu, kad mes gerai einam į priekį, jau apie architektūrinės vizijas šnekam, jau ne taip, kad ten kur ką prisukt, kur ką ten prikirpt. Čia, kadangi yra ventiliuojamas fasadas, tai oro paėmimas turi būti apačioj ir jo išleidimas viršui. Tai va dėl to ir atsiranda tokie visokie mazgai. Kitas dalykas, kad į tą ventiliuojamą tarpą mes nenorim, kad priskristų visokių širšių ir kitokių vabzdžių, tai dėl to mums reikalingas kažkokie arba grotelės, kaip šiuo atveju, arba kitu atveju ten gali būti kažkoks tinklelis. Bet iš principo mes jį turim apsaugoti tą tarpą. Justinai, o čia kaip bėgs vanduo, jisai neužbėgs į ten į vidų konstruktyvą? Tai kad ir užbėgs nieko tokio. Tai čia yra ventiliuojamas fasadas, kaip sakom, ta vieta tenai pastoviai tas oras juda. Tai jeigu per stiprų lietų, ne tenai pateks tos drėgmės ant tos medienos, tai jei nieko nebus, jinai tiesiog išdžius ir viskas. Šiuolaikinėje architektūroje nėra viskas taip, kaip anksčiau, kad viskas būtų tik tai dėl to, kad būtų kuo ilgamžiškiau. Dabar yra labai svarbu, kaip atrodo. Žodžiu, kiek mes galim aukoti to ilgamžiškumo dėl to, kaip atrodo. Tai ir ieškome balanso, kad būtų tie sprendimai racionalūs. Tai čia toks vėlgi nestandartinis kūrinys architektų, tai nedažnai susiduriam ant apšiltinamąjo sluoksnio, pir plokščių dar ant jungimų klijavom juostas ir tikėdamiesi gal kažkada tai pradės bėgti ir per tas lenteles vanduo, kad kuo įmanoma apsaugoti. Šita vieta, aišku, jinai laikys trumpiau negu vertikalus fasadas. Tiesiog turėdami ir šiltindami turėjom apie tai galvoti ir imtis papildomų priemonių, kad ta vieta būtų sandaresnė. Visą laiką fasado apšiltinamasis sluoksnis turi susijungti su stogo apšiltinamuoju sluoksniu. Idealiausiu atveju, geriausiai, kaip nebūna parapeto išmūrinto, o stogo pagrindinis apšiltinamasis sluoksnis susijungia su sienos sluoksniu. Kad tu pafilmuotum tuos kampus, tokių projektų kaip imamės, tai visą laiką tas yra toksai, tu ne iki galo žinai, kaip tu padarysi. Ir visą laiką aš jaučiuosi toksai dar nesenas, gyvas, kol darau vis kažką naujo ir išmoksti ir kaip padarai, tada geras jausmas būna. Aplamai šitą lentelę su didžiausiu deginimu, tai jinai yra tokia sunkiausiai montuojama iš lentelių. Kadangi jinai yra labai stipriai nudeginta, kampai apvalūs, viena yra siauresnė, kita platesnė. Trupa jinai, jinai reikalauja daugiau dėmesio, kruopštumo. Meistrui reikia jau, kaip sakant, daugiau meilės įdėti. Būtų atsargesniam, švelnesniam, negu dažyta arba mažiau deginta lentelė, kur būna šukuotos lentelės, tai jos yra tvirtesnės, kietesnės. Šita lentelė nėra šukuota, jinai tiesiog yra nudeginta. Varžtai turi būti nerūdinčio plieno ir šiuo atveju juodai dažytos galvutės. Kada juodai dažytos galvutės, varžtų praktiškai nesimato. Yra labai daug ko pasimokinti iš Skandinavijos. Tenais yra ilgametė patirtis, karkasiniai namai, fasadai, mediniai ir Skandinavijos skaičiuoja, kad medinis fasadas tarnauja 30 metų, paskiau jį nuima, uždeda kitas lenteles ir vėl taip.